Jo, turėjom 2 brigadas, identiški butai, identiški namai, identiški išplanavimai, turėjom 2 skirtingas brigadas. Buvo sutarta darbų kaina 10 000, su viena brigada jau viskas atsiskaityti ir pabaigta, tai jie galų gale paprašė 14 000, o kita brigada, kur vis dar daro šitą, tai jie kalba, kad kaip ir nebus pabrangimo, bet aš manau, vis tiek paprašys tokio 1000 papildomai. Tai ten orientacija į 11 000. Tai žodžiu, vieni 1000 jau išprašė daugiau, kiti 4000. Taip. Būtai identiškai, vienintelis skirtumas ten yra, kad pas vienam bute yra įtempiamos lubos, tas, kur baidavai brangesnis yra, o tas, kur mažiau prašo, tai pas juos tipo gipskartonio lubos. Vis tik gipskartonis yra geriau, nes geresnė garso izoliacija. Iš medžiagų pusės tai mes ėmėm iš kelių variantų, kadangi jie yra jau, sakykime, atidirbę savo sistemą, tai jie tau duoda ten pasirinkti iš 5 grindų, iš 5 plytelių, iš ten 5 durų, tai mes ėmėm tokį ekonominį variantą ir kai kur truputį išleidom gal daugiau. Jo, bet tai nebuvo pigiausias variantas.